Na ką, reikia nusiprausti, o praustis mes tikrai turime kuom. Yra keletas dušo gelių, dušo kūno losjonų, kaip prižiūrėti visą savo kūną. Bet aš turiu patį geriausią, manau, kad šioj kompanijoje. Ir štai, ir kai pamatė, mano dukra taip pat paprašė užsakyti jai tą rinkinį. Štai rinkinys. Pažiūrėkim. Atomy Rich Body Set. Rich, turtinga kūno priežiūra. Kas čia yra? Čia yra kūno praustiklis, aš pati savo jau turiu ir labai patenkinta juo esu. Įsimylėjau šitą produktą iš pirmo karto. Taigi, praustiklis 350 ml ir kūno kremas Atomy Body Rich Set kremas. Kas jame tokio ypatingo yra? Vat uždėsiu kremo konsistenciją. Va. O kvepia, o kvapas. Žmonės nemoku apsakyti šito kvapo. Pažiūrėkit, kaip iš karto duoda tokį turtingą, patepė mano odą, kaip atrodytų, jeigu paėmėm nusidėvėjusi kokį tai avalynės, batą kokį nusidėvėjusi ir užtepėm fantastiško batų kremo ir akyse matome, kaip ta oda, batas, odinis batas, atsigauna, įgauna žvilgesį, įgauna savo natūralią spalvą, taip ir mūsų oda. Bet prieš tai mes odą nuprausiam. Nuprausiam kūno prausikliu. Reiškia, vėlgi, mes jį ant rankyčių ir tarpusavį ištrinam ir išsitepam visą kūną. Galim dėti ant kempinės, galim dėti. Aš kartais prausiuosi su turkiška kempinė, kur turkiškas banijo būna. Tokia, žinot, daug kas vežėtės iš Turkijos, šitas pirštinytės tokias, ne? Ir labai gerai. Reiškia, pirmą kartą, kai aš tik tai gavau šitą prausiklį, iš pradžio net nesupratau, kaip jį reikia naudoti. Pasirodo, čia visus produktus reikia mokėti naudoti. Nėra taip paprasta, kad jie visi ant kūno elgiasi kaip įprastinės kūno priežiūros priemonės, kūno prausimosi priemonės. Reiškia, aš labai gražiai visą kūną tiesiog tarp rankų ištryniau ir visą savo odą patepiau, sutepiau visą savo odą šito prausikliu. Ir kaip žinau, kad kadangi jau veidą prausiausi, žinau, kad reikia duoti minutę, 2, gal 3 minutės padirbėti, kad produktas pradėtų veikti ant mūsų kūno paviršiaus. Ir tiesiog taip ir pastovėjau, dušas bėga, šiltas vanduo, aišku, aš dar nesiprausiau, bet jau vonia įkaitusi ir man visai komfortiška buvo 2-3 minutės pastovėti. Po to aš tiesiog su dušu nusiploviau visą šitą. Ir ypatingo kažko tai tokio, švaru, gera. Apie kvapą, tai aš jums nemoku pasakyti, koks tai kvapas. Čia yra Damasko rožių ekstraktas, jo sudėtyje yra tiek prausiklio, tiek kremo sudėtyje. Dar sudėtyje čia yra šis sviestas, kūno sviestas šį. Toliau yra moringos ekstraktas. Moringa mes žinome, kad tai yra medis, augalas, kuris gali pamaitinti visą pasaulį. Todėl, kad mitybai naudojama ir lapai, ir žiedai, ir šaknis, ir žievė. Todėl, kad tai yra produktas, kuris turtingas praktiškai visos amino rūgštys yra, nepakeičiamos, tai tikrai visos yra. Čia yra daugybė mineralų, kalcio čia yra daugiau nei piene, nei sūryje, vitamino A čia yra daugiau nei morkose. Vienu žodžiu, čia tokia turtinga sudėtis, moringa, tai produktas, kuris pagal savo mikro-makro elementų sudėtį yra pats turtingiausias ir pats vertingiausias žemėje. Aš labai ilgai nežinojau apie šitą augalą, nors toje srityje dirbu ilgai. Taip pat čia yra dar keratinų, proteinų, papildomai dar yra pridėta. Reiškia, mūsų oda ne tik švariai, o kadangi, sakau, visi produktai sukurti taip, kad jie ne tik tai
epidermija veikia ar dermoje, jie visi veikia hipodermoje, giliai, trečiajame odos sluoksnyje, ten, kur yra visi folikulai, ten, kur visa augmenija, kur viskas gaminasi hipodermoje. Ir riebalų liaukos, ir prakaito liaukos, viskas yra ten. Ir vat mytyba ir švara eina iki pat ten. Reiškia, po to aš pastovėjau 2-3 minutėlės ir tiesiog su vandenuku nusiprausiau. Ir pradėjau trinti su rankšluosčiu. Patikėkit, man reikėjo lipti atgal į dušą ir pakartoti procedūrą dar kartelį. Todėl, kad kai aš pradėjau šluostyti su rankšluosčiu, nuo manęs tiesiog šuorais. Buvau maudžiusis, prieš 3 dienas buvau baseine ir buvau atmirkusi, spa zonoje išbuvau beveik 2 valandas, išmirkusi visą savo seną suragėjusią odą jau buvau nusiplovus, aš taip maniau. Ne velnio. Kai panaudojau šitą priemonę, nuo manęs dar ėjo krūvas negyvos odos, prigremžiau. Taip, kad jau tada jau išlipau. Tikrai garantuotai švari, jau visa kvepianti. Nes kvapas visoj vonioj buvo tiesiog fantastiškas. Ir aišku, dar po to pasitepiau šituo smagiuoju kūno kremu. Ir aš jį dabar tepu ir ryte, ir vakare. Ir tas kvapas ilgai atsiguli į lovą, tai dar ilgai visas kambarys kvepia, visa patalynė kvepia, naktiniai marškiniai viskas kvepia, neišsiduksuoja, todėl kad tai yra prabangus kvapas, tai yra moringo žiedų ekstraktų kvapas, tai yra damasko rožių aliejaus kvapas ir šis sviestas irgi pats kvepia. Taigi toks puikus, net nesitikėjau, aišku, pavadinimas pats Atomy Rich Body Wash ar Atomy Rich Body Cream kalba pats už save. Tai dabar apie kainą. Kai šitoks poveikis, šitoks malonumas nusiprausus ir pasitepus, atrodytų, aš už šitą pasiriaukšusi mokėti 60, 70, 80 eurų. Tikrai pasiruošusi mokėti, nes to vertas. Plus didelis kiekis. Jeigu pastebėjote, visi produktai turi didelį kiekį. O tai reiškia, jų užteks labai ilgai. Atsiliepimai iš tų žmonių, kurie senai jau vartoja šitos kompanijos produktus, sako, kad ir tas mano 4 rinkinys, ne, veidui, jo užteks beveik metam. 37-50 beveik metams jūs turite idealiai švariai ir paruoštą priimti pačią prabangiausią kosmetiką veido odą. Jeigu jūs prausitės ir prižiūrėsit savo odą su šitais, čia irgi minimum pusę metų jums užteks šito kiekio. Todėl, kad, kaip jau sakiau, 350 ml prausiklio ir net 200 ml kremo. 200 ml. Tai dabar pasakysiu kainą, tadam, o kaina tik tai 28 eurai. Europos sandėly. Štai vienas daiktas, 14 eurų. Praktiškai juokinga. Todėl aš paėmiau dukrai, labai gera dovana, artėja šventės. Nu, bet kas, jeigu padovanosite tokį rinkinuką, bus jums dėkingas ilgai už tokią dovanėlę. Ir sau dar pasiėmiau dar vieną papildomą kremą, bet aš manau, kad jisai pas mane ilgai neišbus. Aš manau, kad atsiras toj pat kažkas, kas sakys, nu, parduok tu man jį. 14,50, jeigu vieną pirkti. Tai štai tokia istorija apie viso kūno prausimąsi ir priežiūrą. Aš neapsakomai esu laiminga, kad atėjau į šią kompaniją ir aptikau tokius produktus. Dėl savęs. Net jeigu niekam aš jų ir neparduočiau ir nepasiūlyčiau, tai aš iš karto pasakiau žmogui, kuris man davė šitą informaciją, kad aš atėjau kaip vartotojas.
O kaip ten bus toliau, matysim, niekas nežino.